70 tūkstančių eurų. Tiek kainavo šitas butas Tbilisyje, Gruzijoje. Daug kas klausia būna, kokios nuomos kainos, už kiek galima nupirkti kažką, koks pajamingumas ir panašiai. Tai rodau realų variantą. Būtent šitas butas buvo nupirktas už 70 tūkstančių eurų ir išnuomotas už 540 eurų per mėnesį, kas davė 9,3% nuomos pajamingumą. Tai šitas butas yra 55 kvadratinių metrų, 3 kambarių su antresolė. Jis yra senos statybos name, bet yra naujai įrengtas, pilnai atremontuotas, su visais baldais, buitinė technika ir panašiai. Taip kad nuomai praktiškai nieko nebereikėjo daryti, buvo galima jį iškart išnuomoti. Ir svarbus dalykas, kad jis yra labai geroje vietoje, jis yra Saburtalo rajone, prie metro, tai yra labai patogu tiek studentam, tiek šeimom ir panašiai. Tai labai svarbus dalykas, ieškant aišku Gruzijoje yra kokybė, tai šitas butas yra labai kokybiškai įrengtas, bet tai turiu pasakyti, kad už tokį kainą nesimėto tie butai, reikia gerai paieškoti, kad tokį variantą surastumėt.